Šiame vonios kambario sanitariniame mazge apdailai pasirinktos ne visai įprastos, bet praktiškos ir estetiškai derančios medžiagos. Dušo zona padengta keraminėmis plytelėmis, be abejo prieš klijuojant plyteles sienos buvo padengtos hidroizoliaciniu sluoksniu. Kiaurymėms panaudoti manžetai, o vidiniai kampai užsandarinti hidroizoliacinėmis juostomis. Likusi sienų dalis nudažyta baltais, drėgmei atspariais dažais. Tai užtikrina, kad patalpa išliks šviesi, o paviršiai bus apsaugoti nuo drėgmės poveikio. Grindys įrengtos iš PVC dangos, kurį klijuojama ant specialiai paruošto pagrindo su nuolydžiais į šiai dangai skirtus trapus. Labai svarbi detalė. Ši danga visų perimetrų pakeliama ant sienos net 8 cm aukščio. Tai suteikia papildomą hidroizoliaciją ir patikimumą, apsaugant patalpą nuo galimo vandens patekimo po grindų danga. Luboms parinktos balintos vidaus dalylentės, jos ne tik suteikia jaukumo, bet ir gražiai dera prie šviesios sienų bei grindų apdailos. Visos parinktos spalvos tarpusavėje harmoningai dera, o rezultatas šviesus, estetiškas ir labai tvarkingas sanitarinis mazgas. Pasirinktos apdailos medžiagos panaudotos namukui, kuris keliauja į poilsiavietę. Bet tokią apdailą galima panaudoti ir gyvenamajame modulinėme name. Renkantis ekonominį variantą be šildomų grindų kaina mažėtų.